Kol kas nieks nevažiuoja. Gal pavyks nuvažiuoti į artimesnį miestą, kuriame jau yra bankomatas ir pasimti grindų ir tada grįžti čia. Tai jo, arba reikia tranzuoti ar dar kažkaip. Dar galvoju čia jo su vienu žmogum tokiu irgi, kad gal galėtų kažkaip persiųsti, tai gal dar kažkaip pavyks. Kol kas tuštoka gatvė. Bet žinau, kai važiavau tikrai važiuoja kartais, tai gal atvažiuos. Keliauju prie Krioklio.
aš tai buvau ten važiuodamas žemyn nuo to kalno ankstesniam dienom, žodžiu, girdėjau tokį keistą paukščio balsą. Tai vėl buvo įdomu, kas ten per paukštis, bet aišku, ten pačiam surasti arba matyti, tai biškai būtų be šansų, arba mažai šansų, bet jo, dabar čia tokia, kaip čia, labiau namuose buvau, tai žodžiu, girdžiu už lango tas garsas, tai žodžiu, atskrido mano paukštis pas mane, tai pavyko nufotkinti. Gal mažiau ten reiks plaut vaikinui. Čia šiaip visai toks įdomu, kad visas miestelis vos neatrodo laikosi ant to, kad ten toliau yra blogas kelias. Ir žodžiu, toks žvyrkelis, tai ten išsipurvina, čia tada atvažiuoja nusiplaut, tai čia yra daug visokių tokių kaip plovyklų, bet tuo pačiu, kai jau sustoja nusplaut, tada gal kažko norisi pavalgyt, gal tada pamiegot. Toks užsikuria, tai vos vien dėl to, kad ten tas blogas kelias žvyrkelio. Arba bent jau čia tokia dalinė priežastis, kuri palaiko šitą miestelį. Šiek tiek atsinaujinau garderobą, įsigijau šitą kepurę. Nes kai vėjas greit važiuojant, vėjas pučia, tai man tą, tai žodžiu, nulenkia. Šitos gal nenulenks. Ir dar kelnes kažkokias tokias plonas, nes irgi kai ten plus 30, tai irgi, žodžiu, noris, kad būtų kojos apsaugotos nuo saulės, bet tuo pačiu nebūtų karšta. Tai tokių neturėjau, tai biškį upgrade'inau. Ir bendrai čia, man atrodo, kažkaip labiau priimtina, kad tu ten eini kažkur į miestą ar kažkur, tai vos ne toks labiau pasitempęs, pasipuošęs, tai ten vos ne šortai kokie, ar ten kažkokie atviri sandalai ar kažkas, basutės, tai maždaug, čia, kiek suprantu, ne visai gal toks įprasta ir tarkim jau rodo, kad tu čia kažkoks, žinai, užsienietis ar kažkoks, gal, nežinau, taip galima pagalvoti. Ir šiaip dar, jeigu aš čia toks, žinai, šviesiaodis, tai irgi labai, geriau mažiau rodyti savo to tokio baltumo. Tai irgi visai gerai tos kelnes. Ką, paskutiniai pusryčiai. Metas palikti savo mažą miestelį po kelių dienų buvimo. Ką, netgi muzika kaimyniniai plovyklai šiek tiek paliūdnėjo. Kas, tiesą sakant, visai maloniai klausosi po kelių dienų nuolatinių tokių šokių dainuškų.